Nu tai ką, sveiki visi, čia Blogdemos Fubas ir ką, iškart tuo pradėsiu, kad pasakysiu tai, kad apie kitą giveaway, kuris dabar bus šitame video, ir laimėtojus šito video, tiksliau praeito video, kurie parašė komentarus, nelabai jų ten daug buvo, bet nesvarbu, tai šiaip tai dar neatrinkęs aš juos, tai aš po šito kūrimo video atrinksiu ir visi viskas, visi laimėtojai tai bus description'e, tai jeigu jūs ten, tai pažiūrėkit būtinai. Ir tai ką, bus kitas giveaway'us, dabar bus, kadangi prieš paskutinis šitas yra trading epizodas, o po to jau kursiu ten CSGO, turbūt tutorialus ir CSGO trading tutorialus, tai bus dabar toksai dalykas kaip 5 raktų giveaway'us. Darysiu 5 raktus, dviem žmonėm po 2 raktus ir vienam žmogui trečiam 3 raktus. Tai va, ką jums reikia padaryti, čia bus toksai didelis gan darbas, tai vienas darbas bus tai, kad reikia jum nueiti ir prisijungti prie CSGO Trading Lietuva Facebook grupės. Aš ten esu vienas iš administratorių ir ten prisijungę ten šiaip tai gali įdėti savo oferius, kokiu nori įtemų, ten, pavyzdžiui, ką treidinį. Šiaip esu suradęs, net keista, ten 50-60 žmonių, nors aš jau esu ten suradęs žmonių, kas norėtų su manim treidinti, ten CSGO tą giftą buvo nenusipirkęs ir taip toliau. Tai prisijungit prie tos grupės ir jei nori ten kažkokį treidų ir pasikvieskit kokių draugų, tuomet toliau būtų prisijungti prie mano Steam grupės, kas dar neprisijungia, bet manau jau daug kas prisijungia, gal net visi, neįsivaizduoju, bet prisijungkite, vis tiek bus description'e bus linkas į mano Steam grupę. Ir ką, bus svarbiausias dalykas, ką reikia padaryti, tai yra pakomentuoti vieną dalyką. Aš ruošiuosi pradėti tokį projektą, šiaip tai jau net neruošiuosi, jau to jau pradėsiu šį. Tai yra csgokeys.lt, aš pardavinėsiu raktus. Tik tai raktus, tarpsme, po 1,7 eurų arba ten 1,8, pažiūrės kaip ten žmonės perka. Ir šitą man reikia sužinoti, galima bus atskaityti SMS-ų, galima bus atskaityti pašte, galima bus atskaityti Maksimui, galima Svetbankų, Sebų, vien žodžiu, visaip galima bus atskaityti. Ir galima, ten bus viskas automatiškai, ten saugu, viskas patikima. Ir man reiks iš jūsų žinoti, ar jūs pirktumėt. Ta prasme, ar apsimoka iš vis man, aš tai labai ilgai mąstau, ar apsimoka man iš vis daryti tokią svetainę, nors aš manau, kad vis tiek aš pabandysiu daryti ją. Tai aš manau, kad dar svarbiausias yra, kad pakomentuotumėt, ar norite, ta prasme, ar pirktumėt iš manęs raktų už 1,7 eurų. Nes aš mačiau, kad kai kurie pardavinėjo po 1,6, po 1,5, bet ten reikia banko turėti, tai aš nemanau, ne visi turi žmonės ir aš pardavinėsiu ir po vieną raktą, ten paštų ir taip toliau, arba SMS-o, jeigu norėsit. Tai va, nu tai ką, viskas, galime, manau, gal net pradėti video ir dar, vat, pakomentuokite tą video, palaikinkite ir, nežinau, jeigu neužsubscribe, pasubscribinkite. Ir galiu iškart pasakyti, kad ateityje kursiu CSGO trading tutorialus, nors jau esu prisižadėjęs jau ilgai, pradėsiu dabar kurti. Ir šiaip streamint pradėsiu, kaip tradinu, pamokas ten tokias vesti, kaip ir kiek nori ten žmonių. Tai ką, manau, galim pradėti CSGO trading video. Nu tai ką, va, sveiki visi. Štai ir video, pagaliau 10 CSGO tradingas. Nuo vieno rakto iki knaifo, dabar jau karambit feidas, iškart taip galiu nuliūdinti, galiu ir nulinksminti, pralinksminti, nežinau. Pasakysiu, kad aš tai va už 13 raktų, tuomet karambitą, šitą vat žiūrim, už kiek aš pardaviau tą savo karambitą velnišką, haha. Už 69 raktus plus savo pasimos filtreset. O pasimus kainuoja apie 25 raktus. Tai pala, kiek čia aš dabar sumokėjau. Pala, dabar reikia pagalvoti. Tai pala, 69 plus 26. Čia tiksliai bus 70, pala, 77, 80. Nu tai va, nuėjau čia pala keliais raktais profitą, tai kažkaip per velnes. Pala, pasimus
Nu tai va, pardaviau į totalę tą karambitą savo už 96 raktus, nu tai 5 raktai, pliusas, taip kažkaip, tuomet čia vėl gražinau turbūt raktus kažkam. AK vulkaną pardaviau už, palakyk čia, 4, 5, 10 ir 14 raktų, nusipirkau už 13, nu vienas raktas pliusas. Čia pardaviau tą. Gerai, čia Statraka MK. Statraka MK už bajonetą plus 2 raktai. Tai čia aš nežinau, net neatsimenu va tiksliai kainų. Nežinau, kiek čia nuėjau pliusą. Tuomet šitą Pasimovo field testas nupirkau už... Va, čia tas treidas lengvas, kur aš labai daug padariau profito. Už 78 raktus. Ir dabar galvoju, kur aš ten jį pardaviau. Ne, neradau. Nu, žodžiu. Už 78 raktus, kai jis kainavo apie 100 gal raktų, nors net ne tiek. 90 liktai raktų. Tuomet Cyrexas, va, nusipirkau už 4, 12 raktų. Pardaviau už 4, 5, 13 raktų. Wow, what the fuck. Gerai, M9 bajonetą iškeičiau į Cyrexą, plus Blazes, plus... Wow, kaip čia taip aš pigiai pardaviau. Faktorinių, ai. Tai čia 1:1 kaina kainavo. Šitą 60 eurų, čia 20, tai iš viso 80, plus 50 eurų, čia centas. Tai 130 eurų prie 130, tokia pati kaina. Gerai. Eagle Blaze čia išpardavinėjau, Flip Knife pardaviau. Tuomet čia 2 nusipirkau Knifus, 2, wow. Net neatsimenu, tuoj paskaičiuos kiek čia. 125 raktai, o kai vien šitas kainuoja, Flip Knife'as Crimson Webas, kainuoja... Palakiai dabar kainuoja 200 eurų liktais, tai 100 raktų. What? Ir šitas, nu, čia labai daug nuėjo pliusą. Ir Flip Knife čia pardaviau už įtemus. MK už nusipirkau, ai čia pardaviau savo MK, ai tai čia išpardaviau tos visus įtemus, kur aš čia pratreinau, tai net neatsimint kiek nuėjau pliusą. Tuomet, va, dar vieną raktą čia laimėtojui daviau liktais. Laukiuks LT, jo, L2, toj palaukit. Tuomet už 75 raktus nusipirkau šitą Flip Knife'ą, Fade'ą ir M9 prakeičiau į Knight'ą. Knight'as atsimenu, apytiksliai tiek ir kainavo. Tai va patikrinam, einam žiūrėti kitą puslapį. O, tu kiek čia man daliko. Gerai, Sportskį, tai turbūt čia vėl laimėtojui daviau. MK Cyrexą pardaviau už raktus, čia nesvarbu kiek, nes aš tą iškeičiu savo tą... kažkur dabar jau pamiršau net kokį įtemą. Lygtai Flip Knife'ą, Minimal Vierą, Crimson Webą į daug įtemų ir jas pardaviau už raktus, tai čia tiksliai net negaliu pasakyti, kiek aš čia pliusą pasidariau. Tuomet Flip Knife ir tą nusipirkau U 52 raktus, atsimenu, aš juos pardaviau, čia dabar galim biškai praskipinti porą treidų. Pardaviau už apytiksliai 56 raktus, čia apytiksliai 4 raktai, tą gerai atsimenu treidą. Čia Orioną nusipirkau už 30 raktų, kai jis kainavo ten apie 80 eurų. Flip Knife'ą patreidinau šitus šūdinius įtemus. Juos pardaviau už tuos raktus. Tuomet Flip Fade'ą, už kiek čia pardaviau įdomų raktų. Už 8-4 raktus, tai čia jūs galite pats paskaičiuoti, kiek kainavo čia man apysliai blažys. 30 gražinau raktą laimėtojai. Good Knife'ą pardaviau už liktai 26 raktus. Jo, ir Statraka Electric Hive'ą pardaviau, dabar negaliu pasakyti, kiek ten profito pasidariau. AWP Boom kažkol nusipirkau, arba čia nusipirkau tiesiog, kad apsimokėjo man, tai paskaičiuosiu, kiek kainavo. Už 33 eurus, o tuomet kainavo 70 raktais ir iškart radau offerį, kas nori patreidinti su manim į Orionos Field Testą tą. Tai gerai, tuomet esam toliau, Butterfly'ų nusipirkau už 74 raktus, tai negaliu tiksliai pasakyti, kiek ten man, kiek aš pasidariau profito, dėl to, kad aš neatsimenu tikrios kainos, dabar iš vis nukritęs ten buvo iki 120 eurų Butterfly Knife'as. Tuomet čia nusipirkau CSGO giftą, kažkam turėjau paduoti. Nu, nusipirkau M9 bajonetus ir tada va šitas baisiausias mano metas atsirado, kai buvau nusipirkęs 3 M9 bajonetus ir aš net praskipinsiu šitus baisius treidus, nes aš tikrai čia nuėjau nei į pliusą, nei į minusą ir praleidau čia labai daug aš laiko. Iššvaisčiau, nežinau, gal kokį ir palaku čia baigės tas visas mano va. Čia baigės mano tas visas treidinimas, čia bandžiau kažką padaryti, nieko neišėjo. 3 turėjau bajonetę vanilą. Čia yra baisiausias dalykas, ką tu gali turėti 3 tokius pačius įtemus, kurias parduoti, nes tu, kol tu vieną parduosi,
tau tiek pat laiko reikės antram parduoti ir trečiam, o kai M9 Bayonet Vanilla sunku parduoti. Ir dabar aš tada išsiaiškinau, kad sunku, kai aš juos gavau 3, tai aš iš vis ten užsiknisį sėdėjau. Tai vat, čia pratreinau, čia prasideda tas jau normalesnis treinimas, kur aš turėjau tik tai Butterfly Knife feidą, o jis kainavo apie 190 raktų, jei neklystu, ir dar įtemų turėjau liktis. Tai va, Butterfly feidą, čia pratreinau iš 2 M9 bajonetų, Case Harnet ir ten porą kizų. Gerai, tai va, Butterfly feidą turėjau, AK Redline, AK-7, čia nusipirkau palačią minimum vėrą. Ai, pardaviau, čia pardavinėjau, tai čia nelabai svarbu. Statraka AWP Cortera, o ne, Cortera. Šitas, čia pratreinau šitus 3 įtimus, tai greičiausiai jos parduot norėjau už raktus. Gerai, taip to jau, va čia paskaičiuosiu, už kiek pirkau Flip Knife Lottery. Už 56 raktus nusipirkau Flip Knife Lottery. Wow, tai čia 75%. Čia žiauriai gerai padariau. Čia įsivaizduojat, kainuoja šitas dalykas 150 eurų, o nusipirkau už 120, 110. Wow, 40 raktų pliusas. Butterfly feidą savo pratreinau irgi labai gerai. Butterfly feidas kainuoja 160 raktų, o M9 Bayonet Knightas kainuoja 120 raktų. Tuomet Fire Serpentas 50 raktų, tai jau sudėjus Bayonet Knightą ir Fire Serpentą jau man būtų apsimokėję, nes 1:1 kaina. Ir dar dadėjo man Bullet Trainą, kuris kainuoja 30 raktų, tai čia wow. Aš 30 raktų profitą per vieną treidą pasidariau čia. Dieve mano, čia aš atsimenu, džiaugiaus labai šituo treidu, nes sunkiai labai yra daug kur pratreinti. Demait, čia turėjau skolą gražinti, čia irgi skolą gražinti, wow. Aš tai negaliu pažiūrėti, kiek aš ten tų visokių dalykų gražinaus esu. Tuomet Karambit Steinet į šitą M9 Bayonet Knightą pratreinau, čia 1:1 kaina, nors Karambit Steinet yra brangesnis, bet kad tuo pat metu jis tatrakinis, nieks nenori tatrakinių, jūs neįsivaizduojat. Yra viena pamoka man išmokta, niekados neims tatrakinių peilių. Gali tu pasidaryti su jais profito, bet tu labai ilgai knysies. Labai užknisa ieškoti oferių, retai gauni oferių ir taip toliau. Tai va, Flip Knife Lottery pardaviau už Velvorną 50 eurų ir 100 eurų. Tai 150 eurų totalė tiek pat. Gerai, Fire Serpentą pardaviau, atsimenu, šitus 3 įtemus ir juos pardaviau už raktus. Taus, pažiūrėjom kitą puslapį. Gerai, šitą atsimenu, statrakinį Karambit Steinet įskaičiau į Bayonet Lottery, kuris kainuoja 200 eurų. Tai va, iš pradžių pradėjau su M9 Bayonet Knightų, minimal vėrų. Tuomet į Bayonet Lottery, minimal filtras, jo. Tai 200 iš 210 į 250 į 200. Nu, taip lėvai, bet tai tuo pačiu ir gerai, nes M9 Knightą sunku pratreinti, o Bayonet Lottery gan daug žmonių nori. Tai čia vien dėl norėjimų. Gerai, MK Cyrexas Field Tested, kiek čia dabar kainavo, ai čia nusipirkau, ai ne, čia pardaviau, tai čia nelabai svarbu, nes bandžiau iškeistuos į raktus, M Slaughter plus 1 skizas į Dragon Kingą plus Flip Knife feidą. Dragon Kingas kainavo tada, dabar gavau 60 ar 40 eurų, o Bayonet Slaughter 200, tai čia liktai porą eurų nuėjau pliusą, nesvarbu čia, vat, pala, 4, 5, 10, vajat. Ai, full feidas buvo šitas, tai va, dėl to aš čia patreinau. Nu, čia sunkiai apskaičiuot galima būtų, čia 16 eurų, plus full feidas, tai čia apie 180 eurų. Nu, žodžiu, čia nelabai galim praskipinti, čia nusipirkau Blaze'ą, pažaist, aš dabar esu susipirkęs įtemus, kurias pažaist tik tai noriu. Tuomet satrakinis Cyrexą nusipirkau už... Ir nenusipirkau, pardaviau už 45 raktus liuks, taip norėčiau dabar jį parduot, nes aš dabar turiu Cyrexą vieną, gerai, Field Tested Vulkanai 2 už 31 raktą, tai čia man apsimokėjo, nes vienas šiaip tai Field Tested kainuoja 15 raktų, nu taip apsimokėjo, taip. Tuomet čia bandžiau, sugalvojau nusipirkti Guardian MK šitą ir vien žodžiu OSP. Ir nieko nepavyko, karočią aš viską prapisau ir čia prapisau gal kokius, nežinau, kiek ten gal kokį 7 raktus, nežinau, vien dėl to, kad aš norėjau vienu metu pirkti Guardianą, tai žinokit, geriau streidinkit ir tik tai tą, kai turėsit va tiek daug, kiek dabar aš turiu, tuomet tik tai pirkit ir tai ne tiek brangius įtemus, nes čia blemba nusipirkiau, po to parduodi ir nueini į minusą tiesiog, tai aš dabar dėl šito labai galiuosi. Gerai, tuomet
kas čia, o va, M9 bajonet feidas, dabar pala, neatsimenu, kokio čia feido buvo tas, ir čia mano visus įtėmus, tai pala, kas čia dabar, kaip aš čia sumokėjau, pala, Fire Serpentas 100 eurų, Flip Knife feidas 170 eurų, plus Phoenix raktin, čia tų raktų yra, pala, 4, 12 raktų. Tai čia aš full price'ą sumokėjau. Tuomet, o, žiūrėkit, M9 savo feidą, jo, dabar galvoju, lyg tai aš gavau čia full feidą, jei neklystu. Jei neklystu, bet aš nesu užtikrintas. Blemba, pamiršęs jau visai, nu vien žodžiu, čia pratreinau, jo, full feidas buvo. Čia buvo bajonet feidas, ne full feidas, atsiprašau, sumaišiau. Čia paprastas feidas, tuomet iškeičiau jį į bajonet, nu jis kainuoja 160 raktų. Bajonet toks feidas 150 raktų ir jis dadėjo 20 raktų, tai 10 raktų profitas. Čia nusipirkau ten, nesvarbu, čia vien žodžiu, vėl skola. Tuomet savo bajonet feidą į sloterį, minimal vierą. Jo, gerai. Nors what the fuck, kad man neapsimokėjo, žiauriai. Maždaug šitas 200 raktų. Ne, 250, tuomet iš vis 280 buvo. Nu tai gerai, čia fair, tu kas čia dabar. Viskas gerai. Čia normalią kainą praėjo. Gerai, bajonet slotį iškeičiau dar. Tuomet downgradinausi. Čia vadinasi downgradinimas. Kai tu turi gerą įtemą ir tu iššūdinus įtemus pratreini daug kartų. Tai va dabar aš tą patį padariau. Turėjau bajonet feidą. Ir da jau iki Crimson Webo ir taip M9 bajoneto iš vis. Ir plus adzų labai turėjau. Tuomet tos adzus visus pardaviau. Nusipirkau. Visus pardavau, bandžiau adzus. Ir va čia tasai toksai žmogus pradėjo mane, pridėjo ir sako, tipo, man labai reikia raktų. Tipo, parduok manas, tipo, aš labai tau pigiai parduosiu savo tosai visus įtemus. Tai va aš čia labai, net neskaičiuosiu, nes čia labai aš pigiai paėjau, man čia varkė. Gal sumokėjau 150 raktų ir pasidariau kokius 40 raktų. Tai čia žiauriai gerai paėjo man varkė. Tuomet viską pardaviau. Čia pardaviau už... nepala, čia nusipirkau. Iš jo nupirkau viską. Tuomet čia persimečiau 2 kartus į kitą akauntą tos įtimus, kad gražiai būtų sumesta. Tuomet Statrak, Deagle, Crimson Webą pardaviau, Jaguarą pardaviau, po 2000 pardaviau už raktus. Tuomet M9 bajonetą pardaviau už raktus. Savo, galvoju, kad čia feidas, kas čia mataras. M9 bajonetą pardaviau už raktus, net neatsimenu už kiek. Lyg tai pala, dabar pažiūrėsiu. Už 58 raktus, tuomet čia pardaviau 2 savo M-kas. Už 28 lyg tai raktus, Glock Watermentą už 6 raktus. Mendy už 6 raktus, Depa Kitty čia už kažkiek raktų. Nu čia nelabai yra svarbu, bet viskas yra tame bairis, kad aš va šitame treide, ačiū Marelį. Supras, kam čia pasakiau. Aš pabuvau durnas ir nusipirkau sušiktą Dopplerį, kuris kainuoja 180 raktų už 210 raktų. O čia yra raktai, čia yra pure keys. Čia yra tiesiog raktai ir aš durnas pabuvau ir nusipirkęs. Ir nuėjau čia į minusą 30 raktų. Atsiminuoja, kaip snervinęs buvau visą dieną sugadinu. Ant kitos dienos, kai sužinau, kad tiek kainuoja, tai čia 30 raktų į minusą, čia visai tai fainai. Tai va čia, manau, yra 2 ar 4, neatsimenu, šitas 3 ar 4 mano treidas, kuriame aš nuėjau minusą per 3 metus, kai aš treidinu, nes aš visą dėdavau pliusą, kai treidinu. Tuomet MKS Irex prastreidinau į kelis įtemus pigius, tuomet juos pardaviau už raktus. Tuomet už... Ko čia dabar? Bajonet Dopplerį, Va, šitoje vietoje gerai man pasisekė. Aš turėjau 180 raktų, parodysiu aš. Aš turėjau 180 raktų į vertą įtemą. Prie jo primokėjau 24 raktus. 204 raktai už full feidą bajonetą. Ir jį pardaviau už paprastą bajonetą, kuris kainuoja 160 raktų. Plus Man of War, kuris kainuoja 20 raktų ir šitas 50. Tai 50 plus 20, 70 raktų plus 160 raktų. Lygų 230 raktų. Ir aš tuos visus 30 raktų, kuriuos pralaimėjau, per 2 treidus atsigrąžinau. Šakas, man čia taip pasisekė. Nes čia full feidas buvo, čia ne full feidas. Tuomet Man of War pardaviau ten kažkiek raktų irgi. Tuomet M9 bajonet feidą vėl išdowngradinau į
O jėtų, koks aš durnas, neapsimokėjo man. Į Karambitą Crimson Webą plus Vulkaną minimalai. Ai, apsimokėjau už 350 eurų, kuris kainuoja 320 eurų mano šitas bajonetas. Uesporina už 3 raktus, taip toliau. Karambit Crimson Webą dar downgrade'nausi va šitos įtemus. O jėtų, kas čia daras. AWP Asimov pardaviau už 4-5, apie 18 raktų, o jis kas čia vėl volnas, filtest, kas čia dabar per nesąmę, palaukit. 24 raktus, neapsimokėjo vis tiek. Statraką MK pardaviau savo minimo vierą, čia gavau irgi downgrade'nausi, tuomet čia aš norėjau upgrade'inti sistemą, kad galėčiau jį parduoti greičiau. Čia vakar, lol. Gerai, tai daviau Fire Serpentą 50 raktų, plus Vulkaną 20 raktų, plus Cyrexą 15 raktų, tai pala, 50 plus 20, 70, 85, plus Guardian faktorinių ojetų 25, 80 raktų, plus čia raktų, tai o šitas kainuoja minimalios ojetau, tai aš 110 raktų pykščiai sumokėjau už 200, už 110 raktų, už 130 raktų. Va taip. Ir Huntsman Knife'as čia, čia downgrade'nausi. Čia šitas kainuoja 50 eurų, šitas kainuoja 70 eurų. Tai čia gera kaina downgrade'nausi. AK Vulkaną faktorinių už čia tiek raktų. Haulą, plačiau už kiek, gerai. Haulą už Karambitą plus 17 raktų. Tai čia fair price, gerai viskas. Ir va tuo ir baigėsi, kad čia skolą gražinau. Gerai, ačiū. Ir va dabar turiu paskutinius įtemus 2, kur Karambitą iškeičiau savo Karambitas 210 raktų, plus 10 raktų. Į M9 bajonetas, kur 60 raktų versas, iš 150. Tai čia fair price, 110 raktų, 110. Tai va parodysiu dabar savo inventorių, kurį turiu. Tai va, atsimenat, kad aš baigiau savo visą tą trade'inimą su M9 bajonet fade'u. O dabar aš turiu šitą M9 bajonetą, 136 eurai, Statraką Cyrexą, 96 eurai, ir plus, kiek čia kyzų? Dar pala, dar turiu tą MK, va šitą, Asimovą. Ir plus, čia kiek raktų, tai pažiūrėsim, 100, o žiūrėkit, 148 raktai. Wow. Nu gerai. Labai gerai, manau, 148 raktai. Ir aš maždaug turėjau čia visą laiką, gal 2 savaitės pastaręs turėjau apie 200 ir 300 raktų, 300 prie pat. Ir tas Doppleris man sugadino viską. Ir kažkaip keistai čia aš viską parduodamas, gausiu čia apie 280 raktų. Ir ką, taip ir manau, kad čia viskas baigsis. Čia aš tuo jaus įkelsiu video, turbūt vėl paskutinį trade'ą, kurį darau, tai pardavęs savo šitus, savo pardavęs M9 bajonetą, plus šitą ir dar tą parduosiu. Asimovą Battle Scars atrakinį ir turbūt jau viskas. Karambit fade'as ir aš manau, kad sustosiu aš kurti video. Ir pradėsiu to, ko jau buvau prisižadėjęs, nežinau, kas čia daros man. Net neatsimenu kelinto video, tai buvo lygtais, gal koks 4, kur aš prisižadėjau pradėti kurti CSGO training video, tutorialus. Ir aš taip nepradėjau, nes visą atidėliodavau rytoj. Ir taip neskūriau. Tai vat pradėsiu dabar jau rimtai kurti. Tai vat giveaway'us jau buvo. Giveaway'ų dar padarysiu vieną ir čia jau bus kokių, padarysiu va dabar gerai 5 raktų. Bus 5 žmonės. Tai viskas bus, visi duomenys, ką daryti reikės. Tai bus pradžioje video, viską pasakysiu. Ir ką, tai ačiū, kad žiūrėjote prieš paskutinį kartą. Štai buvo Fubas, Blogdemos Fubas ir ką, susitiksime paskutiniam CSGO training video.